Taigi, sveiki visi, aš esu Lina ir filmuoju savo naują video. Ir šiandien nusprendžiu padaryti, kas mano kuprinėje. Taigi, mano kuprinė yra visa juoda su įvairiais raštais. Ja. Ir šitą kuprinę turi kaip ir 3 skyrelius. Tai pirmas skyrelis yra mažiausias, kuriame parodysiu dar kas yra. Toliau yra gana vidutinis skyrelis, kuriame irgi daug ko yra. Vidutinis skyrelis ir po to pats didžiausias, kur dažniausiai dedu daug knygų ir galbūt kai iškraustysiu visą kuprinę galėsiu parodyti, nes ten yra suskirstyti tie skyriai į tokius kaip mažesnius skyrius. Na, žodžiu. Tai pirmiausia parodysiu nuo pačio mažiausio skyriaus. Tai kas jame yra? Ja, tai jame yra mano laimėtas. Pirkau, žodžiu, variau kiną ir ten pirkau popkornus ir kažką gavau panašaus į šį dalyką, kuris yra labai keistas. Tai va. Toliau ką čia turiu, tai ibumetina 400. Toliau daug servetėlių, tai kažkodėlės man iširo. Dar vienas Zybelio servetėlės. Atšvaitas. Šventą Kristoforą. Čia mes žaidėm tiesa drąsa Akropolį ir aš turėjau nueiti ir paprašyti kažko tai panašaus į šį objektą. Šiukšlę. Nu, yra labai netvarkinga. Andriaus raktai. Andriau! Andriau! Aš radau tavo raktus, kur aš šiandien labai ieškojau. Jo. Toliau, kadangi nešioju breketus, tai Sensodyne. Kaip jis? Sensodyne, vanduo, aš nežinau žodžių. Burnos gaiviklis. Arax dezinfekatorius rankomis. Labai skaniai kvepia lavero. Toliau šitas irgi breketam. I don't know, kaip jis vadinasi. Dar daug šiukšlių. Ir ten dar daug šiukšlių. Jo. Na, dabar vidutiniam skyrelėje, tai štai šiame. Jame yra Tangle Teaser šukos, geltonas su violetiniu. Mano uniforminis megztukas. Kodėl iš čia? Megztukas. Penalas, kuriame aš nešioju flomasterius. O kodėl aš juos atskirai? Nu, žodžiu, penalas, kuriame aš nešioju flomasterius. Ja. Na, dabar paskutinėme skyriuje, tam pačiam didžiausiame. Tai dar ne viskas, nes jame telpa absoliutiškai begalybė daug ir aš čia turiu visko ir man tikrai čia reikia. Tai pirmiausiai penalas, kuris yra milžiniškas ir jis sutampa su mano, kaip matote, kuprinė. Jame yra žiauriai visko daug ir ja. Taip. Ten dar žiauriai daug visko liko. Tai I'm so pretty. Taigi toliau kas čia yra, tai žvakė. Kažkodėl aš nešiojuosi šikia žvakę. Nerealiai skaniai kvepia. Vanila. Būt pats neįdomiausias dalykas yra knygos. Knygas! Taip. Tai yra knygos. Ja, tas knygos tai rimtai. Mano akiniai, mano nieko įdomus neturi. Piniginė, lime piniginė. Man visada, kai aš paskau lime, turėtų nekvepėti lime, bet taip nėra. Taigi toliau, ką dar norėjau pridurti, būtent tai, kad mano kuprinė yra labai didelė. Jie tilpa
labai daug ir aš kaip vadinu, tai yra liktais jos antras skyrius, antras gyvenimas, nes tai nebus kaip susijęs su mokslais, bet tikrai tai bus svarbu ir beveik naudojama kiekvieną dieną. Taigi net šį daiktą, kurį dabar parodys, kuris yra pagrindinėme skyriuje, manau, kad net jo nereiktų aiškinti plačiai, nes manau, kiekvienas turi, kiekvienas nešioja ir panašiai, ir čia nieko keisto. Tai yra paprastas arbatinukas. Paprastas daiklus arbatinukas, aš nešiojuosi kiekvieną dieną, gana jis užima daug vietos, bet jis yra labai svarbus. Dažniausiai centre, mieste, kažkur susitinku savo pažįstamas draugės, tikrai reikia užsiklyninti bei išgerti arbatos, tai jo, manau, nieko čia keisto. Arbatinukas kaip arbatinukas. Toliau, aišku, kaip be arbatų. Arbatėlių. Taip, kodėl aš jų turiu tiek daug, irgi turbūt nekyla klausimas, nes visi žmonės yra skirtingi ir jie mėgsta vis kitokias arbatėles. Tai taip. Tai mano draugės nėra taip kaip aš, kad aš, sakykime, mėgstu vieną arbatą, jas mėgsta kitą, taip jau yra. Tai, sakykime, kaip arbatėlė yra jonažolio arbatėlė, kurią jūs žinote, ramunėlio arbatėlė, dar kažkur čia turbūt paslėpta, ramunėlių arbatėlė, taip pat maltilinai. Na, žodžiu, turiu tokių įvairių dalykėlių pavaišinti draugėmis. Toliau turiu labai dailų ir tikrai kiekvieną dieną nešiojuosi štai šį kaip arbatinuką, nežinau kaip pavadinti, bet kaip arbatinuką. Ir kuo jis yra ypatingas, tiesiog paprastas arbatinukas. Dažniausiai mano draugės turi tą kaitinamą arbatinuką, nes, kaip sakau, mes beveik visus nešiojamės. Tai šis yra, kai mano draugės kaitina arbatos, įsipilam kaip dekoratyvinį papuošalą galbūt. Tai va. Toliau, turbūt irgi nieko keisto. Man geriau nešiotis peilių negu dujų balionėlį. Jis yra labiau skirtas ne maistui, bet gynybai. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth, cause real gangster ass niggas don't start fights. Labiau skirtas ne maistui, bet gynybai. Kažkaip su juo jaučiuosi tikrai saugiai ir jo. Tai irgi kiekvieną dieną nešiojamas dalykas, tai yra peilis. Gynybai. Aišku, kad gynybai. Toliau, kaip aš galiu gyventi be močiutės uogienės. Tai yra močiutės uogienė, aš ją dievinu ir aš ją taip pat nešiojuosi vien dėl jos kvapo, skonio ir panašiai. Tai taip, močiutės uogienė. Nieko, manau, keisto. Jau einam į pabaigą, tai aš nežinau, ar jūs mane suprasite, bet aš nežinau, aš nesuprantu, kai ant iPhone'ų būna parašyta angliškai nurodyta data, aš to nesuprantu, tai aš visada nešiojuosi kalendorių. Nes aš net kažkaip nemoku naudotis ir nemoku pasižiūrėti datos, tai aš nežinau, tai visada nešiojuosi kalendorių. Taigi toliau, vidutinėme skyrelyje yra kvepalai, taip. Tušas iš Prestige, ir kodėl aš jį prisižau, nes labai retai kada nešiojuosi makiažą mokyklą, korektorius 3-in-1 iš Real de Young ir lūpų balzamas iš Reskila, kurio kaina yra juokinga 40 €. Ha ha ha. Toliau rūbai, toliau klijai. Turiu Crystal Puzzled 3D. Aš ją buvau sudėliojus ir vaizdas awesome. Ją gavau gimtadienį iš Emilijos, ačiū tau. Aš ją vėl išardžiau, nes aš galvau, kad neįmanoma ir vėl sudėjau. Ir kai sėdžiu per pamoką, kad man būna nuobodu, jinai būna visada šalia manęs, aš išsitraukiu ir ją pradedu dėlioti. Nes kai neturi ką veikti, reikia kažką daryti. Taip. Tai va. Toliau turiu labai įdomų dalyką, tai kaip daug trineklių. Tai 1, 2, 3, 4, 5, dar tenalio 2. Tai labai daug žodžių turiu trineklių ir jų čia yra 5. Ir iš jų niekas neveikia, apart man taip atrodo šitų dviejų jie tik rašo. Apmaudu. Toliau man taip atrodo, jo, paskutinis dalykėlis, tai kuris jau pas mane guli apie 3 mėnesius. Apmaudu. Tai yra
Oi, 3 savaitės atsiprašau, tai yra agurkas, kuris jau kaip ir papuvęs, bet skanus. Jėga. Taip, iš pas mane vartoliojus, tarp durkom, bet nuo viską valgo. Excellent. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, jeigu bent kiek prasiekėte ir patiko šitas video, apmaudu, spaudžiam like, rašome komentaruose kitų video, kokių norėtumėte ir jop. Ir be to, jeigu norite išvysti mano kitų video, prenumeruokite mano kanalą. Taigi, myliais labai ačiū, kad žiūrite mane, palaikote mane ir jop, iki kito karto. Labai skalsos agurkas, trumpai. Taigi, sveiki visi, aš šiandien ir filmuoju savo naująjį video, ir šiandien nusprendžiu padaryti, kas mano kuprinėje. Taigi, sveiki visi, aš šiandien ir filmuoju savo naująjį video. Taigi, sveiki visi, aš šiandien ir filmuoju savo naująjį video. Ir video yra, kas mano kuprinėje. Taigi, sveiki visi, aš šiandien ir filmuoju savo naująjį video. Ir šiandien nusprendžiau padaryti, kas mano kuprinėje. Galima jau daryti.